Labą dieną, aš Mykolas Ragulskis ir pristatau Jums naują trasinių modelių valdiklį. Jis kurtas remiantis prieš tai jau pristatytų kontrolerių. Kaip jau minėjau praeitame pristatyme, jis yra skirtas štai tokiem trasiniam modeliam valdyti. Matote patį modelį ir jo korpusą. Veikimo demonstracijai apkrova bus šis variklis. Jis visiškai atitinka tokį, kuris naudojamas pačiame modelį. Po trasa esančius 12 V švininius akumuliatorius atitiks šis 12 V 15 A maitinimo šaltinis. Trasos pajungimą atitiks paprasčiausia 3 kontaktų rozetė. Na štai, imu patį kontrolerį ir pademonstruoju jo veikimą. Taigi, įsitikinus, kad kontroleris veikia, jums gali kilti klausimas, kuom šis kontroleris skiriasi nuo prieš tai buvusio. Pirmas ir bene aiškiausiai matomas skirtumas yra saugiklio nebuvimas. Virš srovės apsauga yra įgyvendinta naudojant Holo efekto srovės sensorių ir mikrokontrolerio komparatorių. Šis kontroleris, kaip ir prieš tai pristatytas, taipogi turi Holo efekto sensorių ir jo pagalba nustato gaiduko padėtį. Štai čia yra potenciometras jautrumo reguliavimui, štai šis yra kreivės nustatymo potenciometras, štai čia yra stabdžių stiprumo ir stabdymo taško nustatymo potenciometrai. Šių nustatymų gausa leidžia pritaikyti šį kontrolerį prie bet kokio variklio ir prie bet kokios trasos. Kitas irgi gan aiškiai matomas skirtumas yra USB jungtis. USB jungtis kol kas naudojama tik programos atnaujinimui, bet vėliau yra planuojama padaryti keičiamus paties reostato parametrus. Kaip pavyzdį pademonstruosiu būtent programos atnaujinimą. Pajungiamas USB kabelis, pasirenkamas pats prietaisas, pasirenkama norima įrašyti programa, atidaroma ir paspaudžiama įrašyti. Įrašymas trunka vos keletą sekundžių ir štai turite atnaujintą kontrolerio programą. Vos tik atjungiamas USB, kontroleris grįžta į savo normalų veikimo režimą. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir iki.